diena, mėly ir mielos Mamos be dramos tinklalaidės žiūrėtojai ir žiūrėtojos. Labai smagu vėl su jumis susitikti, o šiandien mūsų tema yra skaitimas. Ir svečiuose turiu nuostabę svečią, Jurgą Mandrijauskaitę. Labas, Jurga. Labą dieną, Austėja. Labai gražiai pristatė čia mane skambiai. Ačiū už pakvietimą. Labai maloni ir man smagi tema. Nuostabu. Tai papasakokit, kuo dabar gyvenate. Kuo gyvenu, ką tik uždarėm Vilnius skaito skaityklos sezoną Lukiškių aikštėje, nes čia mano organizuojamas projektas jau 7 metai vasarą Lukiškių aikštėje vykstantis. Nuostabus, mūsų labai mėgiamas. Labai žinau, kad jūsų labai mėgiamas, nes būtent Vilnius skaito aš pastebėjau, kas lanko, tai vieni iš pirmųjų tai yra vaikystės darželiai, visus eina, jūsų darželinukai visą laiką ateina knygelių paskaityti, tai tikrai žinau, kad ir mokyklos, žinau, kad pamokas kartais pasidaro savo pas jūs, ten kažkokios knygos aptarimą, tai tikrai taip, tikrai labai pastebėjus, kad jūsų visos įstaigos pas mus lankosi dažnai. Tai va, tai uždarėm skaityklos sezoną ir dabar jau ruošiuosi labai įtemptai tarptautiniam literatūros ir diskusijų festivalio Open Books, kuris vyks spalio 23-26 dienomis Vilniuje. Ir tai va, kaip tik derinam jau visokius galutinius programos dalykus, kitą savaitę planuojam jau paskelbti programas, naujienas visas, tai dabar kaip tik tuo labiausiai ir gyvenu. O kuo, apskritai, kaip knygos atsirado jūsų gyvenime? Knygos, tai matyt, kaip ir pas daugą, matyt, kažkur namuose pradėta buvo skaityti, vėliau aš irgi, kai išvažiavau į studijas, tai irgi kažkodėl man visą laiką patikdavo po studijų eiti laiką leisti bibliotekose. Mažvydo biblioteka mano dažniausiai tokia mylima aplinka, kur net jeigu ar ruošiesi studijom ar nesiruoši, bet vis tiek kažkaip man labai tokia saugi mano aplinka būdavo. Paskui, matyt, buvo tokia jaunystė, kur labai buvo daug visko, renginiai, kultūrinis gyvenimas, draugai ir knygos truputį tai buvo pavėsyje šiek tiek, kaip paskaitydavau, bet nebuvo taip aktyviai, bet paskui labai šiek tiek grįžau prie jų, kai susilaukiau vaikų ir išėjau į motinystės atostogas. Tuo metu buvo tos jau mažiau socialinio gyvenimo, išėjimo į viešumą, į kažkokius tai filmus pažiūrėti ar spektaklius ir galvoju, kaip man tą gyvenimą, tą rutiną prasiskaidrinti ir aš vėl labai grįžau prie knygų stipriai. Ir tada, kai grįžau jau prie tų knygų, tai kirtau labai smarkiai jas ir pradėjau apžvalgas rašyti, tada pasiūlė 15 min jas publikuoti, nes patiko, kaip jas apžvelginėdavau. Nuo to tada gimė, kad aš jau ne tik tai noriu savo ligšiolinę veiklą, nes aš esu verslo renginių organizatorė, ne tik noriu su verslo renginiais dirbti, bet galbūt iškart su knygomis daryti. Ir taip gimė su lėliukais besipuojančiais ant rankų idėja Vilnius skaito, kurią padaunom savo įmonę miestui. Ir tada įsisiubavo Vilnius skaito, tada po kelių metų gavau pakvietimą vadovauti festivaliui Open Books. Tada kilo idėja skaitykloje taip pačioj knygų apie bibliotekas privačias idėja, kurioje taip pat ir jūs esate su savo biblioteka. Tai va taip įsisiubavo mano tas intensyvus, tada pradėjau kviesti visokius knygų rinkimus, pradėjau apžvelginėti ne tik suaugusiems knygas, bet vaikus augindama ir su vaikais skaitydama knygas pagalvojau, kad labai trūksta vaikams knygų apžvalgų. Pati inicijavau tada 15 min portale apžvelginėti, daryti vaikų knygų topus, nes Audrius Tožalas darė suaugusiems knygų apžvalgas ir galvojau, o kodėl nieks vaikam nedaro. Ir kadangi aš labai buvau toj temoje vaikus augindama, labai daug knygų perskaitydavomės, tai galvojau, imsiu, bet aš ir apžvelginėsiu tas knygas. Ir tada pradėjau tą tokią karustelę vaikų knygų apžvalgų, paskui aš ją įsisiubavus perleidau Eglei Baliutavičiūtei, kur yra profesionalė tame, nes man ir taip tų vaikų netrūksta gyvenime. Tai va taip ir įsisiubavau į tas knygas. Ir įtraukė visiškai. Ten prasidėjo tada knygų rinkimų komisijose ir metų knygos ir 15 min ir visur kitur. Tikrai labai labai stipriai dabar esu knygose. Kodėl svarbu skaityti nuo mažų dienų? Kodėl svarbu? Todėl, kad išsiugdyti, kad tik tai taip išugdomas vaikui įprotis skaityti. Ir mes iš tikrųjų aš prieš kokią 10 metų studijavau taip savo malonumui psichologijos akademijoje ir ten labai daug ko neprisimenu jau daug dalykų, nes ten daug svarbių praeinama, kas kaip ką, bet kas man įsiminė per tą
ir po to 10 metų, iš tikrųjų, kad visos beveik tos psichologinės kryptys trovės sakė, kad pirmi ten, vieni tik tai aišku ten skiriasi, vis sako, iki 3 metų svarbiausia, kiti ten iki 5, kiti iki 7, bet realiai visi sutarė, kad tai, kad tu įkrausi vaikui ten iki mokyklinio amžiaus, tai tas realiai ir bus paskui toks kaip pamatas jo gyvenime. Ir aš kažkaip tą dalyką įsidėmėjau ir pagalvojau, kad iš tikrųjų reikia vaikams nuo tų mažų dienų, nuo to lėliukų duotas knygas ir su jais skaityti. Ir iš tikrųjų man tas labai pasiteisino, nes tikrai su vaikais, jie net pradėjom nuo žaidybinių knygų, ten kur dainuoja vartai, ir paskui, aišku, su amžium toms knygos atitinkamai, jas reikia parinkti pagal vaiko amžių, pagal jo domėjimasis, jeigu mašinytė su mašinytėm, jeigu ten pasakos, tai pasakos, viską kaip ir taip. Ir tada iš tikrųjų tam vaikui nėra tokio, jam iš tikrųjų mums knygos tapo tokia mūsų natūrali gyvenimo dalis, nes jeigu einam, kad ir su mažais vaikais į prekybos centrą, tai mes einam ne pirmą žaislų parduotuvę, mes einam natūraliai, mes patys tėvai, mums kadangi įdomu knygynai, tai mes einam į knygynus. Ir mes savo žiūrim vaikus į vaikų skyrių, jie ten eina per vaikų knygas. Ir mums kažkaip natūraliai tada gasko tos knygos tikrai jiems labai yra įdomu, aktualu. Lygiai taip pat ten vaikų renginiai, visi vaikų knygų salos, nuotykiai tęsiasi, kurie yra vaikams knygos. Ir kažkaip tada natūraliai ta knyga tampa labai svarbi vaiko gyvenimo dalis ir jam nėra tokio, kad čia tik nuo mokyklos sužinojo, kas yra knyga. Tai yra ir jam ir pažinimo pasaulio priemonė, ir žaidybinė knyga, ir kaip žaislas, ir užimtumas knyga. Ir todėl matyti ir svarbu, kad vaikus reikia nuo mažų dienų pratinti prie knygos, kad tai yra kaip natūrali gyvenimo dalis, taip kaip žaislas, taip yra knyga ir jinai yra lygiai taip pat svarbus ir dar net svarbesni dalykai. Taip, kad iš tiesų tai tampa rutinos dalimi. Taip, ar ne? Visiškai rutinos dalimi. Kokio dabar amžiaus jūsų vaikai? Dabar yra vienas į 2 klasę, eina kitas į 4 klasę. Ir jie skaito su malonumu? Jie skaito su malonumu. Iš tikrųjų, aš manau, kas dar yra labai svarbu vaikų auginime, ką aš irgi visiems labai pasakoju ir tikrai labai akcentuoju, kad susikurti labai malonius skaitimų ritualus. Kad šeimoje turi būti tiek disciplinos šiek tiek su skaitimu, tiek su maloniu tokiu ritualu, kad sėtus. Nes, pavyzdžiui, mes su savo vaikais nuo 5 metų jau mūsų vaikai turėjo abonementus Mažvydo bibliotekoje. Nes mes iš tikrųjų, mes pačią žinom, kad vaikai dar kol būna mažiukai, mėgsta tą pačią knygą po 100 kartų skaityti, jie turi kažkokią mėgstamą. Paskui jau jie su amžiumi, jie jau nori kitų tų knygų, kad keistas. Ir tada jau supranti, kad jau namuose tos bibliotekos nebeužtenka. Pripirkti irgi labai sunku, skaityklą turiu, bet jie naudojasi miestas, negaliu namo parnešti. Tai tada kažkaip mes iš karto vaikus nuvedėm į Mažvydo biblioteką, labai išdidžiai įsėjame bilietus abudus, patys turėjo kiekvieną savo vardinį. Ir mes kūrėm tokius bibliotekos lankymo ritualus, kad, pavyzdžiui, savaitgalis mes einam visi išdidžiai į biblioteką su savo knygelėm, ten yra labai graži erdvė, foteliukai, visokie landžioti vaikam, kur tu ten galėjom palangius skaityti, jie patys įsirenka knygas, kažką mes pakuždom, patariam, nes žinom, kad vaikai nori ten galbūt kokio tik nevykėlio dienoraštį skaityti, o mes norim, kad jie skaitytų ir ką nors Astrida Lindgren, tai mes taip maloniai parekomenduojam, pasitarėm galbūt ir šitą patariam, tikrai mes skaitėm, mums patiems labai patiko, pabandykite ir jūs. Tai mes tai bandėm tą balansą atrasti, kad ir jie, tarsi ir jie patys kažką pasirenka ir truputį ir mes pastumėm link tų jau mūsų manymų kokybiškesnių knygų, vertingesnių, ar ne? Ir taip gausi, po to visa šeima nueina, pavyzdžiui, pizzeriją, ten arba ledų suvalgyti. Ir mums iš tikrųjų tas ėjimas į biblioteką tapdavo ne tai, kad viskas kaip į kokią katorgą. Vaikai laukia net, faina biblioteka, nes ten yra smagu, dar ten būdavo, kai mažiukam ir žaidybinė erdvė yra, tai jie dar ten ir nueidavo kažkokių žaidimų kambarį, žaidimus dar to pačiu pažaisti. Ir kai tu apdėlioji tą skaitimą tokiais maloniais dalykais, tas yra tampa, tokių kaip ir malonių dalykų. Lygiai taip pat ir namuose. Pavyzdžiui, pas mus skaitimas, taip kaip mes nuo mažų dienų vaikus migdydami skaitydom ten nuo 2 metukų prieš miegą, mes skaitom iki šiolei vaikam. Ir man atrodo, nežinau, kaip tu Austėja, kaip jūs šeimoje šitą dalyką darot, ar sutiksite ar ne, kad vaikam reikia skaityti, jeigu yra galimybė ir jeigu vaikai su tuo sutinka, ne tada, kai jie patys skaito knygas. Tikrai taip.
Tikrai taip. Tikrai taip. Tyrimai rodo, iki 6 klasės reikia skaityti. Tai va, tai mes irgi kažkaip tos tradicijos laikomės ir susikūrė tą tokį vakaro ritualą ir jisai tas ritualas jau irgi išaugęs ne tik tai, kad tai yra apie skaitimą, dažnai būna, kad mes ten vaikai pradeda kokią nors temą aktualią mokyklai vystyti ir mes ten nuklystam nuo knygos pakalbėti apie reikalus, nes tą dieną tai yra svarbiau, bet esmė tame, kad matyt, sutiksim abidvi, kad yra svarbu tas ritualas, kad vaikas turi tą valandėlę, kada arba mes skaitome, arba mes kalbamės, kad jiems tai asocijuojasi su labai geru laiku, su tėvais, kada jie gali stiplėpėti, įsikalbėti. Kitas dalykas, kad aš pati dabar mielai su vaikais, pas mus yra tokia salė, kad va šitas knygas, kurias mes skaitom, aš parenku. Nu, jau jie ten skaitykit viską nori. Ir aš dažniausiai renku tokias knygas, kurios man labai patinka, kurias aš labai norėčiau paskaityti, bet aš jau per saugusi vienoje skaityti. Ne, nu, būna tokių knygų ir tada mielai mes skaitom. Pavyzdžiui, labai su vaikais mėgstu poeziją skaityti. Nes jie, pavyzdžiui, vieni neskaito, bet, pavyzdžiui, eilėraščius vaikam, Sigitos Gedos, arba ten Pauliaus Norvilo, arba ten Evelinos Daciūtės, arba ten yra puikiausių eilėraščių, kurias šiaip vaikai galbūt niekada nepasiima patys paskaityti, bet mes paskaitom. Mes paskaitom, pakalbam, rimuosi, nesirimuoja. Nu, tada pažaidžiam žaidimą, o dabar parimuokim viens apie kitą eilėraštį, surimuokim ten kažką. Tai. Ir iš tikrųjų tas laikas tikrai labai smagus. Tai pakalbam apie iliustracijas, kodėl labai dažnai mes skaitom būtent su iliustracijom gražias knygas, kad pažiūrėkit tokios iliustracijos, kaip gražiai ir jums patinka, nu, bet irgi aptariam tą knygą, kurią skaitome. Tai va tas yra laikas, kur mes ir pakalbam, ir paskaitom, ir galbūt kitokių žanrų vaikam gali pasiūlyti, negu jie įprastai skaito, ir kartu ir aptarimas yra, ir toks geras laikas. Ir per tos ritualus aš manau, kad ir kuriamas ryšys su vaiku, ir kartu tas geras santykis su knyga. Ir mes tų ritualų, tokių visokių apsidėję tą savo kasdienybę, ir todėl vaikams yra knygos tikrai malonus dalykas, jie mielai visą laiką eina į knygyną, visą laiką mielai eina į knygyną. Tikrai niekada nesako, pirmą einam ten į žaislų, jie iki šiol į tą knygyną mielai eina. Biblioteka mielai eina, knygas mielai skaito be jokios prievartos. Aišku, kai prasideda ekranai, čia jau matyti irgi kita tema, kurią irgi matyti šiandien svarbu paliesti. Aišku, kad to neapsieinama, kad kai su ekranais, tai vaikai nori tų ekranų ir jiems tas yra svarbu. Ir mes to tikrai nekvestionuojam, kad reikia tų ekranų ir net prieš. Bet mes, pavyzdžiui, buvom iš karto įsivedę tokią taisyklę, toks susitarimas, aš kaip vadinu, kad pas mus ekranai šeimoje per dieną mes valandą laiko duodam jau tų tokių žaidimams ekranų, ne pamokom, ne ten kažkam tai. Bet tai yra tik tai ta sąlyga, kai tu bent pusę valandos paskaitai knygos. Ir pas mus tai, kadangi tai buvo nuo pat pradžių, jinai niekada nebuvo kvestionuojama šitą taisyklę. Labai aiški taisyklė. Labai aiški taisyklė. Dar pradžioje gal ten būdavo dėrybos, ten, kad gal mama šiandien aš vėliau ten paskaitysiu. Ne, sorry, pas mus yra toks susitarimas. Jeigu tu nori, tu gali iš vis neskaityti, bet tu tada ekranų šiandien negausi. Ir kaip žinia, vaikams tas faktiškai yra, jau aš gal geriau paskaitysiu, bet ekranus turėsiu, nes visiems ekranai yra labai svarbu. Tai va, tai pas mus, kadangi šitą buvo nekvestionuojama taisyklė ir jinai tikrai labai greitai prigijo. Tai pas mus vaikai iš karto, žinau, ryte atsikelia, atostogos, netostogos, pirmą paskaito, tada eina ten ekranus. Ar yra kažkoks būdas, kaip technologijos ar socialiniai tinklai, ar ne, gali būti pagalbininkais mums norintiems, kad vaikas skaitytų? Ar jūs esate susidūrę? Aš galiu savo pavyzdžių pasidalinti, kad mūsų dukros, nes algoritmai vis viena veikia taip, kad tai, ko tu žiūri, tai to tau rodo daugiau, ar ne? Tai mūsų dukros labai gerų rekomendacijų knygų yra gavusios iš TikToko. Taip, girdėjau dabar šitą trendą, dar mano vaikai TikToko nežiūri, bet aš girdėjau, kad labai, bet ir mano rate, kas turi paauglių vaikus, tas veikia. Taip, ir labai gerų rekomendacijų. Ir net aš žinau, kad kažin kaip būtų buvę, jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau Rugiuose prie bedugnės rekomendavus. Bet kadangi dabar ne aš rekomendavau, o TikTokas, ten kažkoks žmogus, ar ne, bet atitinkamai rekomendavo, aš noriu paskaityti šitą knygą.
Žinok, aš visiškai sutinku, todėl kad aš manau, kad apskritai tas, dar kol jie vaikai maži, tu gali ten tėvam įtakoti, bet jie kai auga, matyti jau ir kaip paaugliai, bet ypač kiek kalbam su draugais, kas turi paauglių vaikus, jiem tada jau yra kiti autoritetai, žinom, kad influenceriai jaunimo yra kažkokie tai paauglių ir aš manau, kad tai yra labai gerai, kad jie rekomenduoja tas knygas ir kad vaikai atranda, kur tas rekomendacijas. Šiaip aš manau, kad apskritai dar galėtų būti Lietuvoje kažkas sukurta padaryta, kas labiau ir tiem paaugliam padėtų, ir programėlės kažkokius, kur influenceriai deda kažkokias žvaigždutes irgi rekomenduoja kažkokias būtent vaikam, jaunimui knygų ir tarkim atsiliepimus tau palieka kažkokius, tai nes žinau, kad užsienyje yra tokių programėlių, kur ten influenceriai, pavyzdžiui, skaito savo knygas, jaunimo kažkokio paaugliai ir jie patys net ant elektroninių knygų palieka savo pastabas, kažkokias tai atsiliepimus apie tą knygą. Ir vaikai gali, tam antros nesu biblioteka kažkokio bendradarbiaujant, tai buvo darytas projektas, kad iš tos bibliotekos vaikai gali pasiimti tą pačią elektroninę knygą, kurioje pasižymėjo pastabas kažkokia žvaigždė. O kaip jiem gali būti patrauklu. Taip, o tai labai įdomu, ką jis tai pasižymėjo, kaip ką. Ir tada tam paaugliui daug labiau įdomiau, skaityti tokią knygą. Nu, tai čia idėjos, ką dar galima padaryti šitą linkmę, tarkim, su technologijom, bet aš manau, kad taip, nereikia išprokyti technologijų, kad jos tik vien blogas. Manau, kad tikrai gali padėti. Ir turbūt labai svarbu tas dalinimasis, ar ne, nes žmogus vis viena yra socialus. Mums yra svarbu, ką kiti skaito, kaip kiti skaito, kodėl jie tą skaito. Pavyzdžiui, aš labai vadovaujuosi The Economist, The Financial Times, The New York Times ir visų šitų knygų rekomendacijų. Man, kai ateina maždaug čia savaitės 2 knygos, tai aš turbūt prenumeruočiau vien dėl to. Nes man labai įdomu, ką jau jie skaito ir kaip ten viskas vyksta. Ir man buvo pačiai labai toks malonus siurprizas, kai aš esu gavus keletą žinučių, kad sako, aš žinokit, jūs labiausiai seku dėl knygų. Ir man buvo toks, oi, aš dar net trečdalio neįdedu, ką aš skaitau, tiesiog kartais toks impulsas būna, tai gal daugiau reikia įdėti, ką aš skaitau. Vis dėlto mums svarbu, ką kiti sako apie knygas ir tai mus paskatina skaityti, tiesa? Tikrai tiesa, sutinku, beje, aš irgi pasaku, ką jūs rekomenduojat ir pasižiūriu, tikrai kartais ne visas knygas ir pati sužiūriu, ypač angliškas knygas, kur iš užsienio, kur dar nėra išverstos į lietuvių kalbą. Tikrai taip, rekomendacijos veikia. Matyt, žmonės atsirenka, kas jiems imponuoja, kas kieno nuomonėje pasitikė, nes taip, yra influencerių, kas Lietuvoje rekomenduoja. Neminėsiu jų vardų, bet, pavyzdžiui, aš rekomendacijom nepasitikiu. Bet, pavyzdžiui, aš visą laiką pasitikiu, pavyzdžiui, Audriaus Ožalo rekomendacijomis, kuris 15 min apžvelginėja mūsų skonį sutampa ir, pavyzdžiui, žinau, kad visą laiką dažniausiai tai gali ten kažkokie žanrai, kažkas prasilenkti. Bet tame žanre, kuris man patinka, tai dažniausiai būna man tinka jo rekomendacijos. Tai čia lygiai taip pat yra kažkokių tai ir kitų žmonių, ne vien tik tai Audrius, ir Jūratė Čerškutė, kuri apžvelginėdavo anksčiau ir tai dabar knygą rašė, tai neapžvelginėja. Bet iš esmės tai taip, aš manau, kad visi mes remiamės kažkokiamis savo autoritetų rekomendacijomis ir labai tas dažnai veikia ir dėl ko ir leidyklos samdo, influencerius tam, kad matyt, kad vis dėlto veikia. Aš norėčiau grįžti prie rekomendacijų knygų vaikams, ar ne? Nes jūs užsiminėte anksčiau, kai kalbėjome apie tai, kad, vaikas galbūt pasirinks tokią, bet aš tai noriu, kad šitą skaitytų, ar ne? Aš manau, mums visiems tėvam, ypač humanitaram ir tokiem, kurie patys daug skaitom, tai yra, aš prisimenu, kai mes nueidavom į knygyną, tai aš šiandien gal net nelabai didžiuosi, gal nebūčiau tokia kategoriška, bet kai mūsų vaikai būdavo maži, tai aš skirstydavau knygas į šitą galima, šitą šlamštas. Ir mūsų dukros net ateidavo ir sakydavo, o čia šlamštas ir dažniausiai tai taip ir būdavo, ar ne, kad tas atsakymas būdavo, taip, šitos tikrai nepirksim, nes ateinam į knygyną, išsirinksim po vieną knygą, ir jos jau
jau su tom Disnėjaus princesėm blizgančiom, ar ne, ateina, mama, bet gal galiu šitą, ne, čia, supratau, čia šlamštas. Tai, bet ir vaikus tikrai mokėm, na, kokie yra medaliai, kokie yra apdovanojimai, kokios yra premijos, na, ko tu turi ieškoti, kad jau čia tai tikrai mama ir tėtis pasakys taip, ar ne? Bet po to, na, su vienu vaiku, kadangi iš V4 vienas vis dėlto buvo, kur buvo tos trinties ir kovos, tai mes buvome sutarę, kad žiūrėk, vieną tu išsirenki, vieną mes išrenkam, vieną tu išsirenki, vieną mes išrenkam. Kaip yra jūsų šeimoje ir kodėl yra svarbu vis dėlto, na, jeigu jūs tuo tikite, aišku, bet ta gera literatūra vaikams? Be abejo, kad tikiu. Pas mus irgi buvo tas principas, kad mes leidžiam skaityti ir serijos ten nevykėlio dienoraščius. Nu, nesakau, kad tai labai bloga literatūra, tiesiog tai yra lengvoji ta literatūra, tas lengvas žanras. Ir aš pasakysiu, dėl ko ir jos reikia leisti skaityti, nes per jas, per tos lengvesnius rašytojus, sakykim, gal ten Tomas Dirgėla irgi nėra, ne, kažkoks labai jau gurmanam literatūra, bet jinai tikrai pakankamai gera vaikams įtraukianti knygos, kurias tai labai mėgsta. Taip, sudominant. Tai būtent dėl sudominimo skaitimų visos šitos knygos, manau, jas reikia leisti vaikams skaityti, bent jau pradžio, kad jau įsikabintų už tos knygos, kad faina, ieškotų kitų tų dalių ir taip toliau. Tai mes taip leidom 50-50, nu, taip ir rinktis, bet paskui mes kaip po truputį pradėjom juos lenkti, pavyzdžiui, nueinam į biblioteką ir matom Astridos Lindgren, iš pradžių vieną parekomendavom knygą paskaityti, jam patiko ir sakom, bet yra dar kita Astridos Lindgren knyga, gal ir šitą pabandom, pabandom. Ir mūsų vaikai dar labiau įsikabino už būtent tų pačių autorių, jeigu patiko, arba kai būna serijos, Haris Poteris ten, tarkim, mane, tada žinau, kad ir vyras dabar ten vaikai kažkaip, paskui prasidėjo tam, jie iš pradžių mano rekomendacijų klausė, dabar jau jie pas mane tokių, jau truputį pereinamasis laikotarpis, jau jie eina net truputį tokia jau paaugliškai, šiek tiek tokių vyresnių jau vaikų, gal sakykim, net ne pradinukų jau literatūrą. Nes mūsų vienas vaikas pasakė, bet tas mažasis antrokas, jis labai pas mus daug skaito, jis sako, o mama, visos knygos vaikam baigėsi tik tai su happy endais ir gerom pabaigom, nes sako, labai kažkaip nebeįdomu, jau viskas nuspėjama. Noriu tragiško. Taip, ir mes tada supratom, kad jau viskas, šitas vaikas jau perėjo kitą lygį, jau galime rimtesnės literatūros pasiūlyti ir ypatingai ten jau tada vyras, ką skaitė savo tokiam amžiui, panašiai pradėjo labai rekomenduoti, kas berniukam ten ir Tomo Sawyerio, tarkim, nuotykiai tokias klasikos, tarkim, knygas. Ir jam visai kažkaip užkabino ir jie pradėjo ten, ypač tų pačių autorių, kažkokias serijinės knygas pradėjo skaityti. Tai aš tikrai esu už tai, kad reikia šiek tiek pakreipti ir vaikų tą skonį lavinti ir parodyti jiems tos gerosios literatūros ir kad parodytų, kaip jinai skiriasi. Kad, na, kaip ta knyga, čia tai tik tai komiksiukas, paveiksliukai ir visa kita, bet čia kokia istorija, apie tai apkalbant, ne? Aš, pažiūrėjau, irgi labai esu už tai, kad vaikams reikia ilgai ir tas paveikslėlių knygas, ypač su gražiom meniškam iliustracijom, kurios knygos yra irgi, nu, kad menint vaikų estetinį skonį, ne? Tarkim, irgi ir apkalbant, kodėl tos iliustracijos yra gražios, ne? Lygiai taip pat apie poeziją, kaip pat irgi kalbant, pavyzdžiui, kodėl vaikams reikia skaityti poeziją, ne? Tarkim, mes irgi aptariam, kad pažiūrėk, kokie čia vaizdingi žodžiai ir paskui iš kur tas vaikas sako, kaip žodyną plečia, ne? Ir paskui tas vaikas klauso Eurovizijos kažkokio atlikėjo dainos, sako, kaip iš šio dainuoja, net nesirimuoja jo daina. Sakau, vaikai jau žino apie rimą. Tai apie ką mes ir kalbame, ne, poeziją analizuodami. Tai mes su vaikais labai daug kalbam, kokie yra privalumai skaitančio vaiko. Ne? Ir, pažiūrėjau, neseniai praeitais metais, praeitą pavasarį pasikvietė mokykla, man irgi karjeros ten dienas, kaip vaikai, tėvai pristatinėjo savo ar profesiją, ar ten veiklas. Tai irgi viena iš mano tų temų buvo, kad pristačiau, apie ką aš veikiu, bet pasidariau tokį pranešimą apie vaikam, apie skaitimo supergalias. Ką reiškia duodas kaip vaikam, tokia suprantama kalba. Taip, ne? Ir mes labai žiūrėjom, vaikam tokiais suprantamais dalykais, ne dėl to, kad tu ten, žinai, karjerą padarysi. Dar vaikas nesupranta, kas yra karjera, bet apie tai, kad jeigu tu skaitysi, tai tavo ten, kad dažniausiai skaitantis vaikai jų mokslo pažanga yra visai kitokia, jiems daug lengviau sekasi ne tik
lietuvių kalba, jiem ir matematika, nes jie uždavinį geriau perskaito, ne, ir gamtos pažinimo mokslai, ir kad jiem daug lengviau sekasi bendrauti su kitais vaikais. Empatija pas juos yra visai kita, kad jie supranta kitą vaiką daug labiau. Nes jie turi įsigyventi herojus. Taip, įsigyventi herojus ir kad apskritai knygos yra tarsi portalas į kitus pasaulius. Tu gali nukeliauti į kosmosą, tu gali nukeliauti į kitą šalį. Taip ir vaikams suprantama tokias kalbas, iliustracijas su visokiais supermenais, herojais, knygų, kurie visi skaito knygas ir kad iš tikrųjų per tą prizmę vaikam bandai paaiškinti, kodėl tas skaitimas jiems yra naudingas. Tik tai čia yra dar kita tema, kad vaikai kartais yra tik tai tas antrinis. Pirmiausia, reikia tėvus įtikinti, ne, kad reikia skaityti su vaikais ir dirbti su jais. Tai čia kita jau tema yra. Dažnai vaikai, jie tikrai nori, kad jiems skaitytų, kai dar jie patys neskaito. Ne? Nes jeigu mes pradedam skaityti, jie tikrai nori. Nes tai yra ir ritualas, o vaikams labai svarbu ritualas, tai yra ir artumas, o vaikams labai svarbu artumas ir ryšys. Pradinėje mokykloje irgi, dėl to, kad pradinėje mokykloje yra tas miksavimas, kur kažką skaitau pats, bet dar skaito ir tėvai ir taip toliau ir panašiai. Bet įžengus į paauglystę, aš tikrai labai dažnai girdžiu ir turbūt dažniausiai, būtent iš tokių įžengusių į paauglystę, kad mano vaikas nebeskaito. Mes skaitėme su mažuliu, mes skaitėme su pradinuku, mes skaitėme daug, man patinka skaityti, aš daug skaitau, vyras daug skaito, vaikas visiškai nebeskaito. Ar jūs susidurėte su tokiu klausimu, ką daryti? Labai dažnai, nes iš tikrųjų, čia yra klasika, labai daug ko, kad paauglystėje vaikai pradeda, ne, bet kitas dalykas, gal tai ir natūralu. Aš irgi lygiai taip pat prisimenu save paauglystėje, man buvo jau ten, man jau bernai prasidėjo įdomu, aš dabar kaip pasakau, ne, eiti į šokius įdomu, man prasidėjo daug kitų, nes atrandi pasaulyje daug kitų visokių dalykų, kad dabar ir technologijos yra, ir ypač vaikinam, ar nebūtinai virtualų žaidimai, jie patenka į kitą pasaulį. Tai aišku, kad vis laiką, aš žinau, kad visokių, vieni ten bando ir pinigais tada motyvuoti. Mokėti. Va čia irgi klausimas, jie klausia, ar gerai ar blogai yra mokėti už skaitomas knygas, žinai. Sakau, nežinau, ar gerai ar blogai. Jeigu jūsų šeimai tai veikia, jeigu jūs ar šiaip taip tam vaikui duodat pinigų, tai gal geriau tada duokit už skaitimą. Už tą knygą duokit ten po tos kelis eurus. Gal, jeigu jį tai motyvuoja, tai tebūnie, jis išlaikys tą savo santykį. Bet kitas dalykas, man atrodo, aš labai daug irgi girdėjau tokių istorijų, kad paauglystėje kažkuriuo momentu jie truputį apslopstas to skaitimo, ne? Bet jie jau žino, kad yra, kad jie bet kada gali grįžti tą skaitimą. Žino, kad aš irgi lygiai taip pat tas nebuvo bangavimas gyvenime. Tai skaičiau, tai neskaičiau, arba tai mažiau skaičiau, tai daugiau skaičiau. Bet aš visą laiką žinau, kad jeigu man reikia kažkokios tai idėjų, patarimų arba pabėgimo kažkur, aš jį visą laiką rasiu knygose. Tai man atrodo, kad jeigu tai yra nuo mažų dienų yra tas skaitimas šeimoje, jiem geros asociacijos, jie žino, kas yra apskritai knyga per vertė, aš manau, kad jie tiesiog, jie gal tuo metu mažiau skaitys, bet gal jie vėliau vėl sugrįžti. Tam tikras etapas. Bet kitas dalykas, tai aišku, kad tu gali ieškoti, kaip sudominti tą knygą. Dabargi yra ir ten bado žaidynės ir ko tik tai tų paaugliam adult speciali literatūra ir jeigu pasidomėt vaiko, kokiomis sistemomis domina, kas įdomina, tu gali lygiai taip pat susirasti būtent knygų, būtent jam ir bandyti sudomyti tomis knygomis kažkaip tai motyvuoti. Man dar atrodo, kad yra, visieną mes turime suprasti, kad viskas yra spektre, ar ne? Kad, su tuo pačiu mokėjimu yra tėvų, kurie moka už pažymius. Taip. Ir man visada tai atrodydavo, ar ne, kaip galima mokėti už pažymius. Bet čia yra labai susiję su tuo ir tikrai buvau daug kategoriškesnė ir kritiškesnė anksčiau. Dabar aš galvoju, bet jeigu vaikui tas suveikia, o mumgi svarbiausia tai išugdyti įgūdį mokytis. Būtent. Tai jeigu tai yra vienintelis būdas, kaip tas įgūdis susiformuos, tai gal geriau negu nėra to įgūdžio. Tai turbūt ir su skaitimu pasakyčiau, nes aš pirmą kartą girdžiu apie mokėjimą už skaitimą, bet irgi žinoma tam spektre geriausia yra vidinė motyvacija. Ar ne? Nes vidinė motyvacija yra pati svarbiausia, tada mums nereikia kito žmogaus, mums nereikia iš išorės ir taip toliau ir panašiai. Tada jau yra išorinė kažkokie susitarimai. Ne? Tai aš ją naudojau, aš girdžiu, jūs naudojat, tikrai. Visi mes naudojam su vaikais dėl to, kad skaityti yra sunku, ne visada yra smagu, ne visada aš noriu ir taip toliau, bet tokie kažkokie išoriniai susitarimai, paskatinimai
pakursto tą vidinę motivaciją skaityti, ar ne? Būtent. Ir tada toliau, einame toliau tuo spektru, tai turime, kur jau reikia jau stiprios išorinės motivacijos ir galbūt tai yra tas euras ar keli, Taip. ar ne, kur mes galime vaikui pasakyti, žiūrėk ten, jeigu, nes man tenka susidurti su nemažai šeimų, kur sako, mums vienintelis būdas, kad vaikas mokytųsi, tai ten už 10 tiek gauna Taip. pinigų, už 9 tiek. Ir aš nors viduj labai priešinosi tai metodikai ir man jinai yra tokia, kur, bet tai yra jau labai išorinė, čia tokia labai transakcinis ryšys ir taip toliau ir panašiai. Bet aš galvoju, jeigu tam tikrame etape tai yra vienintelis būdas, kad susiformuotų įgūdis paruošti namų darbus, nueiti į mokyklą atsakingai pasiruošus ir, Taip. neturėti spragų, kurios vėliau tai labai kiškoja. Taip. Ir aš tikrai stebėjau, padariau tokį vieną socialinį eksperimentą, kad kelis žmonės, kurie yra artimoje aplinkoje ir sakė, žinok, Austėja, man nusibodo, pavargau, pradėjau mokėti. Ir galvoju, įdomu, kaip čia bus, reikia pastebėti. Tai 2 atvejai iš 3, kur vaikams nebereikia mokėti, jie jau patys mokosi. Suveikia, reiškia. Taip, ir jiem tai kažkaip, taip skaičiuojant, tai atrodo, 66%, ar ne, suveikia, kad jiem vienu etapu tiesiog buvo didžiulė demotyvacija ir vienintelė motyvacija mokytis buvo pinigai. Taip. Ir dabar jos nebereikia, jie jau suprato, kad mokytis reikia, bet kadangi jie tada tai darė už pinigus, jie neturi spragų. Taip. Tai va čia, gal ir yra tas jausmas tada toks, dviprasmiškas, ar ne, bet kažkaip aš jau dabar net ir iš empirinės, taip, neturtingos, tokios gan skurdžios empirinės patirties, bet matau, kad kartais tokių kraštutinių atvejų suveikia ir tas. Tai turiu pripažinti, kad nebesu tokia kategoriška, Taip. nes anksčiau tai man atrodydavo, čia siaubas. Taip, man irgi taip atrodydavo, bet apskritai apie tas įgūdžių formas, nes vis irgi, pažiūrėjau, labai dažnai irgi savo ratose diskutuojam irgi to tema, kad jau laikas, kad ta tema, ar apskritai yra neskaitantis vaikai. Gerai, čia jūsų čia genai, genai, yra kažkokie slapti skaitimo genai. Skaitimo genai, tikrai, aš irgi apie juos nemažai girdėjau. Bet aš sakau, hebra, jau dabar yra moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad 50-50, ten genai ir aplinka, visa kita. Tai, ką tu įdėsi, kiek tu formuosi tą, ir man atrodo, tas nuoseklumas tų vaikų, prioritetų susidėliojimas, vertybių susidėliojimas ir aišku taisyklių, kad mes paskaitom, tik tada einam filmuką žiūrėti, ar tik tada einam geiminti. Ribos. Ir jokio kvestionavimo, ta prasme. Ir tai turi būti nuoseklu. Nes jeigu tu darysi vieną dieną taip, kitą dieną taip, nesiras to nuoseklumo. Bet jeigu tu padarysi, kad pas mus tokios taisyklės ir mes jų net nesigyčiam. Dabar mums nieko vaikams nereikia sakyti. Jie ir oro uostuose skaito, ir lėktuvuose, ir mašinuose laiką. Jie tiesiog visur pasiėma knygą. Nes įgūdis ir įprotis atsirado, jie net nebeklausia. O turbūt tas, artima tema yra, ar skaitimas yra tik malonumas. Nes vėlgi susiduriu su tėvais, kurie nuolat kartoja tai, kad, bet Austėja, bet jeigu aš versiu, Taip. Tai vaikas iš vis nebenorės ir nebeskaitys ir visa kita. Aš kažkaip nebijau pasakyti, kad jeigu jūs norite paklausti, ar aš verčiau vaikus skaityti, tai taip. Ar ne, kad mes visada turėjom taisyklės, kad visada reikia skaityti, kai tu mokaisi skaityti, tu skaitai ir garsiai, dėl to, kad tas perėjimas iš to vadinamojo šlebizavojimo į tą jau normalų teksto, ne tik perskaitimą, bet ir supratimą, ką perskaičiau, yra labai sunkus tas perėjimas, nes, nereikia toli keliauti, yra daugybė žmonių, kurie perskaito tekstą ir nesuprato, ir jiem jau nebe 4 ir nebe 14. Taip. Ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie išmoko techniškai perskaityti tekstą, bet jų teksto analizė, teksto supratimas ir teksto, įsigilinimas toliau už antraštę nesiekia. Ar ne? Net jeigu jie ir permeta akimis. Tai mes su vaikais visada turėjom tą ir skaitimą garsiai, ir skaitimą kartu, ir kalbėjimą apie knygas, ir visa kita. Ir aš prisimenu su vienu sūnum, kuris toks labai, turinti savo nuomonę, tai mes sėdėjom šalia virš 40 minučių, kol jis pradėjo man garsiai skaityti. Nes jis sakė, aš neskaitysiu tau šiandien. Ir aš sakau, gerai, sakau, neskaityk, bet tada mes nieko kito irgi nedarysim kartu.
Taip. Tiesiog mes paskaitom kartu, tada vyksta kiti dalykai. Tai aš čia sėdėsiu ir aš lauksiu, kol tu man paskaitysi, tada mes eisime kitų dalykų daryti kartu. Tai jis ir supykęs ir vaikščio aplink. Ir ten atėjęs bandė mane šnekinti. Aš savo skaitau, nekreipiu dėmesio, laukiu, kol jis pradės skaityti. Kol galų gale visas jau drebėdamas pykčiu atsisėdo perskaitė, bet suprato, kad, skaitimo taisyklės yra šventos. Ir aš sakau, tu gali tai interpretuoti kaip vertimą, bet mano nuomonė tai yra taisyklės, kurios buvo labai labai aiškios, jeigu jos yra susijusios su skaitimu. Aš čia visiškai sutinku. Čia kaip ir natūralu, kad šeimoje yra, kaip kažkada Olegas Lapinas labai gerai sakė, šeimoje yra sutartys. Yra ne tik tai, ką mes tėvai įsipareigojom vaikam, bet apskritai, ką vieni kitiem ir ką apskritai įsipareigoja kiekvienas tau, kad tu ar dantis valais, ar tu mokyklai, tarkim. Čia labai patinka man visą laiką jūsų mintis pasakyti apie tą dantų valymą. Kodėl mes dantų valymą nekvestionuojame, o skaitimas gali rinktis ar nesirinkti. Tai taip yra visą laiką, kad ar čia reikia versti, ar nereikia vaiko versti. Aš čia irgi manau, kad versti nereikia, bet tu turi aiškiai pasakyti taisyklės. Kad jeigu tu, būtent pas jūs ten buvo, kad jūs kažko kito nedarysit, pas mus irgi tų filmukų nežiūrėsim to, nežiūrėsim. Pas mus yra tik tai, visi kiti malonumai eina tik tada, kai mes paskaitome knygą. Ir kai tai tampa taisyklė, kai tai tampa norma namuose, kai tai tampa tas pats, kas, nežinau, susitvarkymo žaislų po savo žaidimo, kai tas pats kaip ėjimas ten į kokį lauką arba ten į mokyklą, tai tau net nebekyla klausimų, ar tau reikia skaityti ar ne, tai tau tokios asmenybės dalis ir niekam netrodo, kad čia kažkokia prievarta. Taip, nes man atrodo, kodėl mums nekyla klausimas, ar nusiplauti rankas ar ne. Kodėl mes nesakom, kad čia mane verčia, čia mano laisvė riboja, čia autokratija ir taip toliau ir panašiai. Dantų valymas lygiai taip pat, susišukavimas, ar ne, mandagus bendravimas. Tai kas yra socialinio gyvenimo ir sveikatos dalykai, tai jau čia mes priimame tai kaip duotybę ir čia nekvesionuojama. Ar ne? Bet kai jau yra smegenų sveikata, ar ne, ir intelektinė sveikata, ir žmogaus kaip mąstančios būtybės sveikata, tai mes jau tą kvesionuojame. Tai man kažkaip netgi, skaudu, galvojant apie žmogų kaip, truputėlį daugiau negu tiesiog gyvūną, kuris savo, sveikata vien tik tai pasirūpina, kad ten, nagučius susitvarkom, ar ne, ir plaukučius susitvarkom, ir žiūrim, ką valgom. Truputėlį kažkaip gal, jeigu jau tą turime kaktinę smegenų sritį, ar ne, ir save pristatome, ar ne, kaip jau kažkokius ypatingus žinduolius ir visa kita, tai, tai yra labiausiai ir susijęs su skaitimu, nes mes tuo ir skiriamės nuo visų kitų gyvūnų, kad net jeigu jie ir kalba vieni su kitais, kas kalbama, ar ne, apie delfinus, kas kalbame apie paukščius ir taip toliau, jie neskaito. Ar ne, tai skaitimas yra visiškai unikalus dalykas žmonėms. Ir mes kažkodėl nusprendžiame, kad tai yra derybų objektas. Arba įgimta savybė. Taip. Arba, jūs jau gimėt tokie skaitantis, ir jūs, ir jūsų vaikai, ir visa kita. Ir aš kažkaip prisimindama procesus su tais 4 vaikais galvoju, ne, čia ne genai. Čia ne genai, prašau netimti iš manęs mano nuopelnų. Ar ne, kiek mes įdėjome į tai, kad jie mylėtų tą knygą ir skaitytų. Ir kas yra nepaprastai įdomu, tai, kad, dabar jau, kai vaikai yra suaugę, ar ne, ir aš matau vaikus ir mūsų 2 sūnus yra nuėję į visiškai gamtos ir tiksliuosius mokslus. Ir kai jie daug skaito, ir skaito ne tik savo srities literatūrą, netgi sakyčiau kaip tik, skaito ir savo srities literatūrą, bet šiaip labai daug skaito, tai atneša kitokių matymo kampų ir į jo dalyką. Nes jis sieja tai, ką skaito su tuo, apie ką mokosi, tai jam sukelia kažkokių minčių, kažkokią refleksiją ir apskritai tas, humanitarinis išsilavinimas, jis mus skatina ir netgi, sakyčiau, priverčia tam tikrą prasme reflektuoti ir mąstyti labiau negu techninis. Visiškai. Ir dar man nustebinęs dalykas, gal taip atkreipiau dėmesį, kad, pavyzdžiui, mūsų vaikus ėmė 1 klasėse į kengūras, vien dėl to, net nežinodami matematinių labai stiprų, vien dėl to, kad jie geriausia skaitė klasiai. Sako, bet jie geriausia supras užduotį.
čia ir yra apie viską, labai daug, nes tarsi žmogus, skaitantis žmogus, kuris moka įsigilinti į tekstą, jis tai reiškia, moka įsigilinti ir į uždavinį, nes tas žmogus, kuris tik tai slebėdavo ir dar bando raidę sulipinti, arba apskritai tik tai antraštę perskaityti, tai jis net nemoka įsigilinti į tą. Tai čia toks labai skaitimas tiesiog, visi galvo, kad jeigu skaitai, tai tau tiksasis humanitariniai mokslai arba ten, nežinau, literatūra, tu čia rašinėlis gerai rašysi, ne? Netiesa. Netiesa. Ir baigdama mūsų pokalbį, man taip smagu kalbėti su žmogumi, kuris taip pat myli knygas ir dega knygomis. Tai kaip, nenorėčiau formuluoti klausimo, ko trūksta, bet galbūt kaip galima padėti šeimoms, ar ne, kurios siekia, kad vaikas daugiau skaitytų, bet, nesidomi tuo tiek, kad turėtų tuos įrankius, ar ne, kaip galima būtų padėti. Tai tiesiog, jeigu galite pasidalinti tais patarimais, kaip skatinti skaitymą, kaip formuoti tuos įgūdžius ir žingeidumą. Aš manau, kad labai daug dalykų mes šiandien kalbėjom, bet pakartosiu. Formuoti ritualai kartu su šeima, kartu su vaikų skaitimas, knygos, apkalbėjimas, kad vaikui būtų malonus laikas, ne kažkokia kaip čia prievarta, bet susikurkim gražią rutiną. Vakaro kartu įsitaisom patogiai lovai ir skaitom maloniai, aptariam kažkokią knygą, ne? Einam į biblioteką arba į knygyną, po to einam ledų, ne? Tarkim, irgi ritualas apkamšytas kažkokiais kitais gražiais dalykais, bet į bibliotekoje nueinam, renkamės knygą, kartu kalbamės, kokią tau patiktų, paveiksliukų žiūrim, ta prasme. Tai irgi sudominamas knygos. Leisti vaikams skaityti visokių knygų. Galima pradžioje lengvesnių, nebūtinai iš karto reikia skaityti, nežinau, Astrida Lindgren ar Salingerį ar taip toliau, bet ta prasme, kad vaikai gali pradėti nuo kažkokių tai pat komiksinių knygų, ne tų pačių ten nevykėlio dienoraščių, kurios yra lengvos, įtraukia vaikus, o paskui po truputį duoti kažkokiu tai rimtesnių knygų. Taip, turėti discipliną. Kad ir kokia jinai būtų, daugam atrodytų baisi, bet jinai veikia. Jinai realiai tikrai veikia. Mums su visais dalykais veikia. Ar su tvarkos, susitvarkymu kažkokiu daiktų po savo pažaidimo, ar tik tada ten gali filmukų žiūrėti, ar su skaitimu. Disciplina visą laiką veikia. Mes lygiai taip pat mylim vaikus, bet lygiai taip pat ir prašom laikytis tam tikrų taisyklių, disciplinos ir taip toliau. Kiti dalykai, renginiai vaikam įvairūs, yra festivaliai, literatūros, tai yra ir knygų sala, kuri vyksta kiekvieną rudenį, nuostabus renginys, kur vaikų literatūra yra pristatoma vaikams su visokiam edukacijom, interaktyviom. Vasarą vyksta nuotykiai Teisės Anykščios, tai irgi vaikų festivalis. Yra Vilnius skaito skaitykla, visą vasarą veikianti ant žolytės su sėdmaišiais, vaikam kresliukais, hamakais, kur vaikai pilna daug gerų knygų vaikams, kur vaikams yra smagu ant žolytės skaityti tas knygas, vartyti. Ir ateikit visą šeimą, susikurkit šeštadienį, sekmadienio ritualą. Tarp kitų labai daug tokių šeimų yra skaityko. Ir man taip gražu jie žiūrėti, kurie matau, kad jie ateina kiekvieną savaitgalį ir skaito tas knygas. Tai per tokius ritualus, kasdienius, tokius, manau, kad kurti reikia tokį gerą santykį su knyga. Ne tik, kad tu sėdėk ant sofos ir skaityk, bet apdėliokit juos tokiais gražiais dalykais. Gražioj vietoje, nežinau, eikit po to pisos. Ir vaikas, kaip perskaito tiek knygų, motyvuokit jį kažkokiais, net nežinau, ne pinigais, bet kažkokiai nuėjimų į filmą ar dar kažką tai. Tai tų priemonių vis tokių yra, tik tai reikia jas visas integruoti į savo gyvenimą, būti nuosekliems, su jiem ne tai, kad šį mėnesį padariau, paskui vėl patingėjau. Nuoseklumas, man atrodo, Austėja, sutiksit, kad nuoseklumas čia yra labai svarbu. Taip. Tikrai. Ačiū Jums labai, Jurga, labai smagu buvo susitikti, labai smagu buvo pakalbėti apie knygas ir lauksime tų šeimų ir vaikų skaitančių visur, ar ne? Ačiū Austėja už pakvietimą pakalbėti, tikrai ir man buvo malonu, smagu. Ačiū.